ir akcizų sumažinimą. Rytoj Seimas vėl iš naujo pradės nagrinėti šį klausimą. Tad kodėl Seimas dovanoja milijonus alkoholio pramoniai? Apie tai ši diskusijos dalis. Mūsų studijoje Laurynas Vilimas, alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos prezidentas. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei Saulius Stoma, parlamento narys. Labas vakaras. Sveiki. Laurynai, prezidentė vakar pasakė, kad Seimas dovanoja milijonus alkoholio pramonė, tokią kalėdinę dovanėlę. Mes niekaip negalim iš tiesų suprasti ir tikrai norėtųsi šiek tiek aiškesnio ir detalesnio ekonomiškai skaičiavimais grįsto tokio teiginio ir ypatingai iš prezidentės, kuri visgi yra ekonomistė. Jeigu yra galvojama, kad akcizas ir akcizo sumažinimas ir ta dalis sumažėjusio akcizo yra tiesiogiai pramonės pelnas, tai čia yra visiškas absurdas. Saulius gal gali paaiškinti? Gal Seimo narys galėtų tikrai milijoninę dovanėlę alkoholio pramoniai. Na tikrai, mūsų prezidentė pakankamai supranta ekonominius ir finansinius dalykus ir netgi šitoj srity akcizo sumažinimas tikrai būtų labai didelis smūgis, manau, netgi bendram šalies ūkiui, nes biudžetas prarastų 100 milijonų. Pagal ką taip skaičiuojama? Na, tikrai aš pats tų skaičiavimų nedariau, bet jeigu jeigu ekspertai pateikia tokius skaičiavimus... Kokie ekspertai? Parodykit man skaičiavimus, nes aš jums galiu parodyti finansų ministerijos. Kalba iš kibiro vaizdžiai kalbant. Mes iš tiesų nežinom ir dėl to visur ir sakom ir teigiam, kad galbūt prezidentė padarė išvadas ir iš pateiktų duomenų, jums nenaudingas tas sprendimas, ar kaip? Kaip? Jums nenaudingas sprendimas akcizų mažinimas? Ar naudingas? Be abejo, jisai būtų naudingas pramonė, nes mes kalbam tik tais apie akcizo sumažinimą kaip fiskalinę priemonę sukontroliuoti šiuo metu nekontroliuojamą nelegalią rinką. Bet pelno jums nepridėtų? Šiuo metu pelno pramoniai tikrai nėra. Mes nekalbam iš vis apie ir iš vis labai keista girdėti. Tai kaip jūs laikotės, kaip pelno neturite? Tai va čia ir yra klausimas. Apskritai, kai kurioms įmonėms, Lietuvos gamintojams šiuo metu neapsimoka užsimti šiuo verslu. Tačiau, kadangi tuose regionuose gamyklos yra praktiškai pagrindiniai darbdaviai iš socialinių paskatų ir iš tikėjimo viziją ateities... Tai alkoholio pramonė Lietuvoje dabar laikosi tik iš socialinių tokių paskatų. Tai jokio pelno jūs neturite. 4 gamintojai, 4 akcinės bendrovės Lietuvoje yra viešai vertybinių popierių biržoje kotiruojamos įmonės, kurios teikia viešai ataskaitas. Kiekvienas pilietis ir Seimo narys, įskaitant ir prezidentė, gali pasimti ataskaitas ir pasižiūrėti, kokie ten yra balansai. Jeigu jūs 3 iš 4 gamintojų dirba nuostolingai. Vadinasi, prastai dirbat, nes, reiškia, alkoholio kaina Lietuva irgi yra blogai, tai jūs irgi blogai dirbate? Taip, mes irgi blogai dirbame. Taip, tada žiūrėkit, daug Seimo narių kalba, kad šitas sprendimas yra nukreiptas prieš bobutes, taškus, kontrabandą ir padės iš nelegalios, iš šešėlinės prekybos ištraukti šviesą viską. Bus naudingas visuomenėms. Aurimai, jeigu pereiti į tokią ramesnę tonaciją ir faktų kalbą, tai iš tikrųjų tas teiginys, kad akcizų sumažinimas, laiko pratęsimas būtų kova su kontrabanda, tai apskritai visiškai yra netinkamas, nes su kontrabanda reikia kovoti kitom priemonėm. Yra priemonės kovai su kontrabanda. Čia gal, aišku, pagunda užsimti kontrabandą tikrai atsiranda didesnė, kai skirtumas tarp Rusijos, Baltarusijos ir Lietuvos padidėja, bet tas skirtumas bet kokiu atveju yra pakankamai didelis. 7 metais nebuvo didelis. Kontrabandistam būtų noras ir rizika. Bet 7 metais nieks apie kontrabandą, nelegalią apyvartą nekalbėjo, nei pramonė, nei valstybė, nei teisėsauga. Tai dabar per 2 metus akcizas pakeliamas 38% Seimo dėka ir staiga per 2 metus pramonės pardavimai 50% dingsta, teisėsaugos duomenys rodo 400% virš padidėjusią nelegalią apyvartą ir išimtus kiekius. Mes telefonu Aurelijų Verygą turim ir Nacionalinės tabakų ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas. Labas vakaras. Labas vakaras. Mes štai ginčiamės, aiškinamės. Prezidentės vakar buvo išsakyta, kad Seimas dovanos alkoholio pramoniai milijonus. Kaip jūs šitą teiginį vertinat? Na, iš tikrųjų, prezidentė labai teisingai pasakė, nes kam bus naudinga šitą, tai bus naudinga tik tai alkoholinių gėrimų gamintojams ir aišku nedideliai saujeliai žmonių, kurie ten dirba.
Bet aš noriu pasakyti tokį, žinot, vėlgi labai paprasta logika. Jeigu gamintojai teigia, kad didėjant legaliem pardavimams sumažės nelegalus, tai yra absoliutus nonsensas, nes paaiškinsiu kodėl. Jeigu didės legalių gėrimų pardavimas, gerės jų prieinamumas, jie pigs, tai reiškia vis daugiau naujų žmonių pradės vartoti tiesiog alkoholį, nes augagi nauji, tai nereiškia, kad mes šnekam tik apie esančius dabar vartotojus. Kuo daugiau jų bus vartojančių, tuo daugiau tų žmonių prasigers. Ir būtent šitie žmonės ir bus ta rinka, kuri užtikrina tuos nelegalius pardavimus. Tai reiškia, šitas ratas tokiu būdu nebus nutrauktas niekada. Neįmanoma padidinant legalių gėrimų pardavimą sunaikinti nelegalią rinką. Tai yra nonsensas. Turbūt niekam dar yra nepavykę tokių dalykų padaryti. Aurelijau, Laurynas nesutikt, matyt, norėjo. Su kuo jis nesutinka? Aš visų pirma labai keista, kai iš vis sveikatos atstovai kalba apie ekonominius dalykus. Tai čia vienas dalykas, tačiau mes turim Seimo narį ir jisai yra valstybės atstovas ir aš manau, mums vertėtų čia kalbėti ir susikoncentruoti į tam tikrus atskaitinius taškus. Tai yra, pavyzdžiui, oficialias ataskaitas oficialių valstybės institucijų. Kaip po tokią galiu įvardinti valstybės kontrolę. Taip, jūs matėte šiais metais rugsėjo 20 dieną paskelbta valstybės kontrolio valstybinio audito ataskaita akcizo mokesčio administravimas, kur jūs turėtumėt su jie susipažinti, aš tikrai nemanau, kad jūs su jie susipažinot. Tai jeigu leisit, aš baigsiu. Ir tenai ataskaitoj paprasčiausiai pasakyti, akcizų tarifo kelimas visapusiškai neįvertinant galimų pasiekmių iš dalies lemia legalios rinkos praradimą, atidėjant atotrukį tarp legaliai ir nelegaliai realizuojamų prekių kainų, rinka užpildoma pigesnėmis nelegaliomis prekėmis. Nelegalių prekių apyvartą užsimantis asmenys užsitrikrina prekių patekimo į rinką ir realizavimo kanalus, o vartojimas nesumažėja. Tai čia yra valstybinės institucijos ir tokių išvadų yra daugiau. Dar vienas dalykas. Bus aiškiau, jeigu mes vieną argumentą, aš atsakysiu po to jūs. Taip, atsakykit, Sauliau. Tai dabar žiūrėkit. Iš tikrųjų, čia yra dalis tiesos. Bet mes, kaip jūs teisingai pasakėte, visuomenės atstovai susirinkę Seime, turime matyti visas visuomenės grupės ir bendrą interesą. Netgi konstitucijoje yra parašyta ir prezidentė tai cituoja, kad reikia žiūrėti bendrojo gėrio, tai konstitucija mūsų įpareigoja. Taip, bet koks tas bendrasis gėris? Sprendimas. Jiems atrodo bendrasis gėris yra Aurimai, finansams gėris. Aš visiškai suprantu, kad jiem yra blogiau. Bet mes turime žiūrėti bendros naudos. Sveikata ir ekonomika. Jeigu vien tik dėl ekonomikos auko didelės dalies žmonių sveikatą, kartu plus prisideda ir kriminogeninė situacija blogėjanti, mirtis, tai vat paimkime irgi skaičius. Yra lentelės. Jūsų idealizuojami 2007 metai, kurių buvo labai gerai, buvo didžiulis pikas visų šitų nelaimių. Tiesiog galima čia vardinti ir vardinti. Mirtis dėl alkoholizmo, reiškia nelaimingi atsitikimai, žūtys keliuose, avarijos dėl alkoholizmo 2007 metais, jūsų idealizuojamais metais, buvo pats pikas. Tada, kai buvo paskelbti 2008 metai, atsiprašau, kovos su alkoholizmu metais ir buvo priimti šitie įstatymai, kad suvaržytas pardavimo laikas, padidintas akcizas, po to visos lentelės iš karto rodo kritimą žemyn. Visų tų nelaimių sumažėjo. Aurelijus Veryga telefonu. Tai vis dėlto, kaip čia surast balansą protingą? Ar įmanoma kažkaip kompromisą surasti šitoj situacijoje ar ne? Na, žinot, mes negalim turbūt spėlioti, kaip bus. Čia tas būrimas iš kavos tirščių yra labai sudėtingas, ta prasme, bet mes puikiai žinom, kas buvo praeitus kartus, kai buvo akcizai mažinti ir prieinamumas didintas. Mirtingumas buvo išaugęs iš tikrųjų drastiškai, visi tie skaičiai irgi yra prieinami. Tik man labai keista, kai ponas Vilimas aiškina, kad mes komentuojame ekonomikos dalykus. Tuo tarpu jie patys sistemingai meluoja Lietuvą, aiškindami apie psichozių statistikas, neturėdami absoliučiai supratimo, kas tai yra psichozė, koks tai yra sutrikimas, kaip jis fiksuojamas, kaip apskaitomas ir panašiai. Tai dar vienas toks įdomus niuansas teigia, kad jų pardavimai sumažėjo. Gal jie gali parodyti, kurios pramonės šakos išaugo per krizę pardavimai. Tai dabar mes, kai šnekam, taip reikia įsivaizduoti, kad drabužių pardavimai krito, maisto krito, dar kitų pramonės šakų krito, o alkoholio turbūt turėjo laikytis tam pačiam lygiai, arba net yra augti. Aišku, ačiū Jums, Aurelijus Veryga. Ką atsakytume dėl to, kad krizė bendrai visus mus smukdė?
Šitoj vietoj iš esmės reikia įvertinti labai paprastą dalyką. Čia buvo irgi suabsoliutinti dalykai - alkoholis. Tai visiškai neteisinga. Mūsų kaltina manipulacija, kai pirmieji ir vieninteliai, kurie šiuo atveju manipuliuoja skaičiais ir psichozėm ir panašiai, tai yra būtent ponas Veryga ir jo šalininkai. Tai ką, jūs norite pasakyti, neišaugo psichozių skaičius? Jeigu kalbant apie psichozės, aš nesu ekspertas. Aš žiūriu ataskaitas valstybės kontrolės. Taip, aš žiūriu valstybės kontrolės išvadas, žiūriu narkotikų kontrolės departamento pateiktas ataskaitas, kuriuose pasakyta, kad Lietuvoje iš 256 gydymo įstaigų, kurios turi teisę teikti su psichozėmis susijusias paslaugas, ataskaitas teikia 72. Anonimiškai gydyti asmenys niekur neapskaitomi. Mes net neturim 30% duomenų įvertinimo. Pagaunat vieną... Tai kur aš skaitau? Paklausyti, tai jūs neigiate valstybės kontrolės išvadas? Bendra statistika, lentelės didžiulės. Gerai, statistiką įvertinkim kitaip, jeigu galima. Mes turėjom kelių policijos vadovus. Čia prieš jūsų